Taip atvežė jau leidimą, viskas 9 pateikti. Jau to Tai palauk. Ir ant kelių nestovi. Prašom, ieškos. Pafilmuok truputėlį. Policininkus pafilmuokit. Aš suprantu, tai nieko dabar mašinos nevažiuoja. Ant kelių nevažiuoja. Čia važiuojama dalyti. Nu gerai, mes nuo kelio nueisime. Tai prašom tada į kitą pusę nuo kelio. Ir mes laukiam leidimą. Atveš leidimą tikrai. 9 žmonėms leidimo nereikia, yra piketas. Čia liktai daugiau negu 9 žmonės. 9, jūs skaičiuokite, mes atėjome 9, kiti 9 atėjo daugiau yra, kurie praeiviai. Tai pasižiūrėti žiūrovai 9. Mes atėjome 9, 9 leidimo nereikia. Man tai įdomu, kas čia vyksta. Policija turėtų džiaugtis šitais mitingais. Tai sovietai. Dabar sakė, po Grūzijos bus Grūzija. Kas atėjo? Nieko nesakė, Pribalt turbūt seniau buvo, bet papu. Joja lietuviai, ant kalno mūrai, joja lietuviai, joja lietuvaičiai, neša vainikaitį, vainiką rūtų, vainiką rūtų, vainiką rūtų. Uošvės dvarelį, štai ir prijojo, uošvės dvarelį, kelkis, motinėlius girdin, žirgelius girdin. Nesikelsiu, dar ne dienelė, man močiutė taip prisakė, su berneliams nekalbėki, močiutės klausau, žinelės klausau, močiutės klausau, žinelės klausau. Pradėkite dainuoti, sudainuoti. Broliai žirgus, balnokit, broliai žirgus, balnokit, broliai žirgus, reiks karalioti. Balnokit, broliai žirgus, reiks karalioti. Reiks priešą gėrius, o jeigu aš negrįšiu, sirgalis vainelį, o amžanam berželį, gegutė kvakuoj, o toj mažai širdelį, Rusija yra pradėjusi agresiją prieš nepriklausomą
valstybė prieš mūsų draugus protestuoja prieš Rusijos agresiją įvykdytą Gruzijoje. Nes jeigu mes tylėsime, sekantis būsime mes lietuviai. Todėl šiandieną pasisakydami prieš karo nutraukimą Gruzijoje ir reikalaudami Rusijos kariuomenės atitraukimo iš Gruzijos teritorijos, mes pasisakome tuo pačiu ir už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Nes jeigu šiandieną bus paklupdyta Gruzija, Rusijos kariuomenė ateis ir į Lietuvą. Prisiminkime, 1921 metais Rusija okupavo Gruziją, Azerbaidžaną, Armėniją. 1940 metais buvo okupuotos 3 Baltijos šalis – Lietuva, Latvija ir Estija. Istorija dėja kartojasi. Ir šiandien didžiausias pavojus yra Rusijos imperializmas. Mes sakome, kad šiandien visas pasaulis turi dėti pastangas, kad karo veiksmai būtų nutraukti. Žūsta nekalti žmonės. Todėl šiandieną mes įteiksime Rusijos ambasadoriui Lietuvoje šio piketo dalyvių notą, kad Rusija nutrauktų agresiją prieš Gruziją. Taip pat reikalaujame, kad vakarų valstybės griežčiau pasisakytų prieš karo veiksmus. Ir šiandieną taip pat turėtų būti atsakomybė ant kai kurių valstybių, kurios nepritarė Gruzijos ir Ukrainos įstojimui į NATO. Jeigu šiandien Gruzija būtų NATO narė, Rusija tikrai nebūtų išdrįsusi to padaryti. Ačiū Dievui, kad Lietuva yra NATO. Reikalaukime, kad Rusija atitrauktų kariuomenę iš Gruzijos. Laisvę Gruzijai! Laisvė Gruzijai! Dabar kalbės Seimo narys Rytas Kupčinskas. Mėlėjai, ne pirmą kartą renkamės šioje vietoje protestuodami prieš Rusijos agresiją įvykdytą į suverenę šalį Gruziją. Manau, kad tokie veiksmai nusižengia žmoniškumui, tarptautiniai teisei ir parodo absoliutų cinizmą žmonių teisių, žmogiškumo atžvilgių. Mes irgi reikalaujam, ir Lietuvos Sąjūdis, ir kitos visuomeninės organizacijos reikalaujam, kuo skubiausiai nutraukti karinius veiksmus, karinės operacijas, išvesti Rusijos kariuomenę iš Gruzijos ir įvesti, ir taikai palaikyti, įvesti tarptautinės pajėgas. Didelis cinizmas yra tai, kad Rusija pati, būdama agresorė, kartu vaidina ir taikdario vaidmenį. Tos vadinamos taikdarių pajėgos, tai yra iš tiesų Rusijos pajėgos nukreiptos prieš Gruziją. Ir dar kartą parodo, koks iš tikrųjų yra Rusijos nusistatymas, kokie yra imperinės nuostatos. Ir todėl apie tai, kas buvo kalbėta ir ne tik šiandien, ir vakar, ir užvakar, rodo, kad Rusija tikrai nusiteikusi vykdyti savo imperinius siekius, tai tuo pačiu parodydama, kad tai nėra demokratinė valstybė, nėra tokia valstybė, kurie galėtų būti Europos taryboje, kuri prisijėmė įsipareigojimus taikiai sugyventi su visais Europos kaimynais. Ta patį mes galime pasakyti apie Rusijos elgesį, Rusijos kariuomenės ir Rusijos valdžios elgesį Čečėnijoje, kai buvo nužudyta daugiau kaip 200 000 taikių gyventojų, sunaikinta daugybė vaikų, žuvo daugybė vaikų ir pasaulis į tai labai abejingai reagavo. Mes dar kartą kviečiame visą pasaulį protestuoti prieš Rusijos vykdomą genocidą kitų tautų atžvilgių. Ačiū. Ačiū Seimo nariui Rytui Kupčinskui. Taip, šiandien didžiausias pasaulio priešas yra Rusijos imperializmas.